Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje specialioje laidoje norime Jums pristatyti Tarptautinės katalikiškos organizacijos Šeima, tradicija ir nuosavybė narius. Gal Jūs ir prisistatykite, iš kokių šalių esate atvykę čia į Lietuvą ir kokie Jūsų vardai? Very good. I'm originally from the Philippines, but I live in the United States now. I've been raised in the United States pretty much all my life there. Pirmasis kalbėtojas yra iš Filipinų, yra gimęs Filipinuose, bet dabar ilgą laiką gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir jo vardas yra Michael Gori. My name is Renato. I was born in Brazil. I'm living since 1992 in Germany. And I have the satisfaction, the pleasure and the joy of coming every year since 1999 to Lithuania. Jo vardas yra Renato, jis yra italas, bet nuo 1992 gyvena Vokietijoje. Jam yra didelė garbė, kad šitą šalį, mūsų šalį, jis gali aplankyti nuo 99 metų kasmet. I'm Luis Augusto, I'm from Brazil. I'm 15 or 16 time in Lithuania. Jo vardas yra Augusto, jis yra iš Brazilijos ir tai ar 15 ar 16 kartas Lietuvoje. My name is Rodrigo Amorim. I'm from Brazil also and live 11 years in France and the third time in Lithuania. Jo vardas yra Rodrigo, jis yra irgi iš Brazilijos, bet gyvena šiuo metu jau 12 metus, 12 years, no? 12 metų Prancūzijoje ir tai yra jau trečias kartas jo Lietuvoje. My name is John Tomba. I'm originally from Louisiana in the United States, and this is my first time in Lithuania. Jo vardas yra John Tomba ir jis yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, Louisianos, ir tai jo pirmas kartas Lietuvoje. Tai labai smagu, kad Jūs štai iš įvairių kraštų ir esat skirtingą kartą atvykę į mūsų tėvynę Lietuvą, į šį kraštą. Galbūt papasakokite, kodėl čia atvykstate ir kas yra toji organizacija už tradiciją, šeimą ir nuosavybę. Yes, so Mr. John Paul Tomba and we belong to the American Society for the Defense of Tradition, Family and Property. TFP for short. Tai, žodžiu, šis žmogus, kuris dabar kalba, ir Jonas, ir Michaelas, jie abu priklauso organizacijai, kuri gina tradicinės šeimos vertybės ir jie angliškai turi savo sutrumpinimą, jos pavadinimas. Ir koks organizacijos tikslas? The name? The aim. Goal. Yes. The goal organization, it was founded first in Brazil in 1960 by Professor Plínio Corrêa de Oliveira. And the aim of this organization is to fight against socialism and communism, talking the public opinion and say and the teaching, so to say, to the public opinion through books, conferences, seminars, the evils of communism and socialism, and also stressing the values of Christian civilization. Tai šita organizacija buvo įkurta, man atrodo, Brazilijoje ir tikslas šitos organizacijos buvo kovoti prieš komunizmą ir socializmą ir pats pagrindas jų yra parodyti grožį krikščionybės ir parodyti, kaip priešinga tam yra socializmas ir socialistinės vertybės. Tai jau socializmas yra sugriuvęs, štai Sovietų sąjunga sugriuvęs ir atrodo dar socialistinė santvarka yra socialistinės santvarkos tokių žymių Kinijoje, gal kuriuose kituose kraštuose, bet Europos kraštuose nėra. Tai kiek aktuali Jūsų organizacija? He says that nowadays socialism is gone, we don't have it anymore. And, well, it seems only China has kept communism as a foundation for its government. And he asks how, up to the point, or how important is your organization nowadays, since we don't have many countries that are based on socialism or communism? It's more important than ever
because though socialism and communism here in Europe, in Soviet Union, so to say, disappeared, I would say it's more important than ever because the errors of socialism and communism have been spread throughout the whole world. Our Lady appeared in 1917, Fatima, and she said, and she warned the world, if the world don't not convert itself, Russia is going to spread its errors through to the whole world. And it what has really come about. That is to say, if you see in the legislation of many countries, abortion, all the kinds of laws that are against family, against property, our society. Okay, so he says that jisai sako, kad yra svarbu, kad iš tikrųjų komunizmas nors ir baigėsi, tarkim, Sovietų sąjungoje ir ji nebeegzistuoja, vis vien, kas vyksta, yra, kad visos tos klaidos, kurios buvo socialinėse doktrinose arba socializmo mokyme, jos yra išlikę iki dabar. Ir pavyzdžiui, mergelė Marija, kuri pasirodė 1917 metais Fatimoje, jis sakė, kad tos klaidos, kurios buvo išplėtotos komunizmo arba socializmo, jos persekioja mūsų visuomenę. Tai pavyzdžiui, abortas, kuris yra labai dažnas dalykas šiomis dienomis, arba, man atrodo, jau kitos valdymo formos, kurios susijusios su tuo, tai yra išplėtę ir tai yra palikimas būtent socialistinės arba komunistinės sistemos. If you consider that the fundamental idea of communism and socialism is what gives the substance of these doctrines is the egalitarian spirit, the egalitarian mind. That is to say, those, communism and socialism, they want to establish an egalitarian society. This spirit is going so profound today that you see in all the countries in the whole world this tendency, this push in order to introduce, just to say this, the homosexual marriage, or this tendency to make no difference anymore between the genders. This egalitarian spirit, this comes from communism. Yeah? Ir jisai sako, kad būtent ta visi lygus dvasia, ar tam blogąją prasme, jinai ateina iš komunizmo. Ir pavyzdžiui, tas noras arba troškimas šiuolaikinės visuomenės, pavyzdžiui, pasakyti, kad homoseksualios santuokos arba homoseksualus santykis yra gerai, kyla būtent iš socializmo arba komunizmo mokymo, nes tarsi sakoma, kad čia visi lygus ir visi vienodi. Ir tada kyla problema, ta problema būtent kyla iš socialistinio arba komunistinio mokymo. Can I add one thing? So, as Mr. Renato said, that we fight communism, socialism. One of the expressions of communism today is atheism. Communism is officially atheist. And in the United States, the American TFP has a campaign that we call America Needs Fatima that fights a lot of the increasing amount of blasphemies, both in film, in books, and in theaters. And we do prayer rallies in the United States that ask people to make reparation for those things and to turn public opinion to respect the hierarchy, the proper hierarchy, that God has the first rights in our society. Tai kitas kalbėtojas norėtų dar kažką pridėti ir jisai sako, kad iš tikrųjų su kuo susijęs komunizmas, tai komunizmas susijęs labai stipriai su ateizmu. Ir tas ateizmas yra labai plačiai paplitęs Amerikos visuomenėje. Ir jis kalba, kad jų organizacija bando kovoti prieš ateizmo išraiškas, kurios labai stipriai pasirodo tiek filmuose, tiek teatro pjesėse. Jų organizacija kalba žmonėms, kad reikia atlikti atsiteisimo darbus arba atgailos darbus, kurie padėtų sumažinti to ateizmo skleidžiamo per filmus arba per dramos kūrinius žalą visuomeniai. O kaip tas atsiteisimas už tą skleidžiamą žalą gali vykti? Kas turi jį atlikti? Ar katalikai, ar dar kažkas? And how do you bring that reparation across? Like how can people
atone for these things that are shown during the films or are shown during the plays that are shown in the... Yeah, so what we have done in the United States is, the United States is a majority Christian country. Even though it promotes a lot of bad things in the world, and it has also a very large number of Catholics specifically, who are really the leaders of this kind of reparation. And the American TFP, with its America Needs Fatima campaign, we do rallies in person in front of the theaters, or even, for example, we made reparation for a satanic black mass that was done in Oklahoma City. Okay. Jisai sako, kad jie atsiteisė taip, kad tarkim ta jų organizacija, jie eina prie tų žmonių, kurie ateina į kino teatrus arba į tas renginius ir daro maldos akcijas, meldžiasi ir galbūt ir prašo tų žmonių nedalyvauti tose renginiuose. Ir pavyzdžiui, jie netgi dalyvavo viename renginyje, kuriame turėjo būti šėtoniškos mišios organizuojamos. Ir jie prašė jų organizacijos narių melstis ir daryti tą maldos akciją, bandant gal sustabdyti tos veiksmus. And more commonly, we will pray the rosary in front of these places, in public, out loud. And it's something that Our Lady of Fatima actually asked us to do, was to pray the rosary. Jie dažnai ką daro yra tose vietose, kur vyksta, tarkim, dalykai, kurie ar nepadorūs arba nukreipti prieš viešpatį. Jie garsiai jų organizacijos nariai sustoja, meldžiasi rožančių. Ir tai yra tai, ko prašė mergelė Marija iš Fatimos. Tai jūsų pavadinime yra 3 žodžiai - tradicija, šeima ir nuosavybė. Atrodo, šeima ir tradicija tokie svarbu žodžiai ir mes juos šventam rašte užtinkame, bet labai kažkaip atrodo, kad nuosavybės reikėtų tarsi atsikratyti ar jos vengti. Štai kaip galėtumėte paaiškinti, kodėl šie 3 žodžiai jūsų yra šūkyje. He says that in your name, in your organization, there are 3 words, okay? So it's tradition, family and property. Okay, so there are 3 words. Okay, the first 2, we understand that they are all right, tradition and family. We would think that it's okay to have these in the name. But then property, we as Christians, we think that property is something we should get rid of, and it doesn't have to appear in the name of a Christian organization. So how would you explain that? Property is so important that there are 2 commandments of the law of God protecting property. 2 commandments. From 10 we have 2 commandments. Jis sako, kad nuosavybė yra tokia svarbi, kad net yra 2 Dievo įsakymai, kurie apsaugo nuosavybę. These 3 principles, they, so to say, support one another. Because property is the base of family. And family comes out from tradition. So you cannot separate, so to say, property from family, because if you want to have a Christian good family without property, without the possibility of the children inheriting from their parents and the property, so the family is going to disappear or to disintegrate. So the property for the maintenance of family is very, very important. And the living of the family through the decades and the centuries, from this comes tradition. Okay. Ir jisai sako, kad iš tikrųjų tai neįmanoma atskirti tradicijos, šeimos ir nuosavybės, nes tradicija yra iš ko kyla šeima, o šeima neegzistuotų, jeigu ji neturėtų nuosavybės. Tai šeima privalo turėti nuosavybę, nes kitu atveju ji neturėtų kur gyventi arba neturėtų vaikai, pavyzdžiui, ko paveldėti. Todėl šitie 3 dalykai, tiek tradicija, tiek šeima, tiek nuosavybė yra neatskiriami šeimos apibūdinimui irgi. Tradicija mes suprantam ne tik tai, ką paveldime iš šeimos, bet tradicija iš didžiosios raidės tai yra bažnyčios mokymas. Kaip jums atrodo, ar šiais laikais nebandoma klibinti bažnyčios mokymą, nebandoma jį kažkaip keisti ar ignoruoti jį? He says that
okay, we understand tradition, that is like something related to a family, okay, tradition as family values, but then there is another bigger meaning of tradition or understanding of tradition, which is magisterium. So what is your, and this is a church's teaching, and what is your opinion? Are the people not trying to change the church teaching nowadays? Are they not trying to influence it negatively? Is it happening nowadays? If you want to talk about, but it's really, this is what the fact what seeing that Pope John Paul VI said, it was 1976, in a famous address in Rome. He said that he felt that the smoke of Satan was pervading the church, the church of God. That's what he was saying. There was a terrible crisis inside the church. And one of the elements of this crisis inside the church, within the church, is exactly people that are trying to undermine the magisterium, the church teaches and so on. It belongs to this. Jis sako, kad iš tikrųjų net popiežius Paulius VI sakė, kad 66 metais, kad pragaro šėtono pinklės yra apsupę bažnyčią ir iš tikrųjų jos spaudžia bažnyčios narius ir neleidžia bažnyčiai normaliai funkcionuoti. Tai jis jau tais laikais apie tai kalbėjo ir būtent ką šėtonas daro, jis yra nusitaikęs į bažnyčios mokymą, į magisteriumą. Kaip štai jau kai kurie lankotės ne pirmą kartą Lietuvoje, kaip jums atrodo, kaip Lietuvoje sekasi išlaikyti ir apginti tradiciją, šeimą, nuosavybę? I mean, for the third time I have been in Lithuania so far, I have seen a lot of preservation to the people. When I talk to Lithuanians and compare to other European countries, what I could realize that they have more conservative mind in general, especially in countrysides. When you talk to them and meet them, we don't have anything to criticize mostly, But of course, with globalization, we see this in big cities like Kaunas and Vilnius. We can find what you were talking about, undermining of the church teachings, especially among the youth. And that's make us fear about the future of Lithuania, of course. So that's why you need to pray and convert. Jis sako, kad iš tikrųjų jis jau 3 kartą yra Lietuvoje. Ką jis mato labai pozityvaus, kad daug žmonių iš tikrųjų Lietuvoje yra išlaikę tas tradicinės arba tas tikrasias vertybės, ypač kaimo vietovėse, kai kalba su žmonėmis ten, sako, kad tikrai nėra problemų ir žmonės tikrai mąsto sąžiningai, teisingai pagal bažnyčios mokymą, bet kas vyksta iš tikrųjų didesniuose miestuose dėl globalizacijos proceso, tai žmonės persisėmė tomis moderniomis idėjomis ir tiek Kauno, tiek Vilniaus miestuose matosi, kad jau yra tos problemos, kurios susijusios su noru paneigti bažnyčios mokymą ir jis siūlo mūsų šaliai melstis ir atsiversti. Pasiūlymas gražus, melstis ir atsiversti, tačiau kaip į tai pakviesti tuos, kurie nutolę nuo Dievo, kurie netiki arba kurie yra nekrikštyti. What we do very often in France and Ireland, the European country, not to mention our friends from the United States, we organize summer camp for boys, and in Ireland also have a Mothers and Daughters Day. Exclusive for Mothers and Daughters Day, like one day entirely, where we have close connection to family and do things together. That we don't need internet, we don't need a rock star model to represent us. We need common life, that we dress properly, we talk properly, we read good books together, we have talks about lives of saints, like in the past. It was one example for us that should be applied in our daily lives today. We don't need to create new things every day, every solution. We have good examples in the past that should be transmitted to future generations.
Jis kalba apie tai, kad tiek Prancūzijoje, tiek Airijoje jų organizacija organizuoja vasaros stovyklas, kuriuose dalyvauja vaikai. Ir kitas dalykas, ką jie dar organizuoja, tai vieną dieną skiria mamoms ir dukroms. Tai yra mamų ir dukrų diena, kur mamos ir dukros nesinaudoja telefonais tą dieną, ne daro kitų dalykų, kuriuos paprastai daro, tiesiog bendrauja, skaito knygas, kalbasi ir bando kalbėti galbūt ir apie tą praeitį, kokios buvo tos senosios vertybės, kaip jas galima išlaikyti ir kaip jas galima turėti. Tai nustengiamasi sugrąžinti tą prasme toms vertybėms tą dieną. Mes turbūt iš istorijos žinome, kaip tas socializmas paveikė tradiciją, šeimą ir nuosavybę. Iš nuosavybė buvo atimta, šeimos tas institutas taip pat buvo visaip judinamas ir tradicijos nebuvo perimamos iš ankstesnių kartų. Kodėl žmonės žinodami istoriją vis tiek jie linkę patikėti, kad tradicija, šeima ar nuosavybė gali būti nesvarbus. This is a kind of mysterium iniquitatis. I don't know what that means. Okay. That really you have before our eyes the bad examples, the failures of the past, and we try to do it again the same way, and recycling the same errors. This is one of the explanations for this. But in the people see that they are going to the abyss, and they are going to the abyss. In final analysis, the only explanation I find to do this is really this kind of mysterious iniquity. But we have to consider too that the world is living in a terrible crisis. This crisis encompasses not only Lithuania, but all the countries in the whole world. If you go to America, if you go to Europe, to Asia, you are going to find the same problems in the family, in the morals, and the education of the youth. So this terrible crisis, is also this crisis didn't begin yesterday. This is a crisis that is lasting not only several decades but several centuries too. And the founder of our organization, Professor Correia de Oliveira, he wrote a book with the title "Revolution, Counter-Revolution." And this book, he says that this process of corruption, of degradation of Christian civilization began in the Middle Ages. In the end of the Middle Ages, that is to say, in the 15th century, so to say. So you are facing a process of corruption of civilization, a 6th century old process that today, of course, is coming to a kind of a climax. And because of that, our organization, we spread the prophecy and the message of Our Lady of Fatima. She said that the Russia would spread its errors throughout the whole world, but he said, but at the end, my Immaculate Heart will triumph. That is, there is a message of hope too. The world is bogged down in a terrible crisis, but there is a message of hope. Our Lady is going to intervene, God is going to intervene in history, and will change things too. Jis dalinasi tuo, jis sako, kad iš tikrųjų tai yra tarsi niekšybės paslaptis, kodėl taip viskas vyksta ir kodėl dabar situacija yra tokia, kokia yra. Ir žmonės, tarsi mūsų visuomenė eina žemyn, eina į nebūtį, į bedugnę ir krenta vis gilyn ir gilyn. Ir ką jų įkūrėjas, jisai parašęs yra knygą, jų įkūrėjas, jis kalbėjo apie tai, kad šita krizė nėra, kad ji vyksta tik tai kelis amžius, čia ji vyksta nuo viduramžių pabaigos ir žmonės atsisako tų vertybių, kurios buvo svarbios anksčiau jau nuo viduramžių. Todėl labai labai sunku yra sustabdyti šitą krizę. Ir kitas dalykas, ką jie bando skleisti savo mokymu ir savo žinia, kad yra labai svarbu pasitikėti mergelę Mariją ir mergelės Marijos iš Fatimos žinia, kad pasaulyje yra viltis ir ta viltis mums visiems yra labai svarbi. Ir jiems yra svarbi jų mokyme.
And now we have a question. I will try to tell it in Lithuanian and then English. Tai pirmiausia, mes norėtume dar paklausti, kad gal galėtumėt pristatyti savo patirtį šeimose, savo šeimas. So could you all try and present your experience in your own families about this message or about your teaching or how your families function in this sense, all of you? Okay, well, example from the family. But you can also talk about your family. It's not necessarily an example, but like how your organization, like values work in maybe your family, your life. Okay. Maybe I think that's the idea. Yeah. The one thing that comes to mind is I met the TFP when I was very young. I was 6 years old. So, yeah, a long time ago. Jis susipažino su šita organizacija, kai jam buvo 6 metai. And my parents being Filipino, we were cradle Catholics, very much like the majority of Lithuanians. Ir jo, kadangi tėvai buvo filipiniečiai, jie buvo nuo lopšio katalikai. But because of this crisis that we were talking about, the practice of our faith was very mediocre. Bet dėl tos krizės, apie kurią mes šiandien kalbame, jų tikėjimo praktikavimas arba gyvenimas tikėjimo buvo vidutiniškas. And but at a certain point, my parents were very concerned because they started seeing that even within the church, we mentioned the crisis in the church, even within the church, there was this attitude, for example, in ignoring or not revering the Blessed Sacrament. Ir po kurio laiko iš tikrųjų net jo tėvai pradėjo jaudintis, nes pamatė, kad pačioje bažnyčioje buvo toks kaip nesirūpinimasis arba apleidimas garbinimo švenčiausiojo sakramento. So, for example, when I went to our catechism class, the first time we went through the church and the children, and we went across inside the church to go to our classroom, and the nun decided to tell us, no, you don't need to kneel. Just keep walking. Ir pavyzdžiui, kai jie mokėsi, žodžiu, katekizmo, ėjo per bažnyčią ir ėjo bažnyčią tiesiai ir perėjo tą navą, kur buvo pastatytas švenčiausias sakramentas. Vienuolė, kuri mokė juos katekizmo, nusprendė, kad jie neprivalo priklaupti prie švenčiausiai sakramentą. So, I'm not saying all nuns are like this, or all churches, but this gave my parents a shock. Ir sako, aš nesakau, kad visos vienuolės yra tokios ir tikrai nenoriu kaltinti visų vienuolių, bet jo tėvams ta vienuolė, kuri tai padarė, sukėlė šoką. Yeah, and so when we met the TFP, and we saw the reference they had for the traditions of the church, all the perennial magisterium of the Catholic Church, and the love they had for that, we were very much enthralled, and we loved what we saw in the TFP. Ir kai jo tėvai susipažino su šita organizacija TFP, jie pamatė, kad šita organizacija gerbė bažnyčios mokymą, tradiciją ir tradicinius dalykus, ir jos tai labai patraukė, ir jie visi norėjo, kaip ir prisijungti prie tos organizacijos veiklos. Maybe just one little, I don't want to hog all the time. One little thing is when I was 11 years old, I participated in my first campaign in the TFP, which was the Lithuania signature campaign, the Freedom of Lithuania in 1990. How old were you? I forgot. 11 years old. Oho. Jisai pirmą kartą, sako, aš nenoriu čia suvalgyti visų kitų laiko, tai trumpai, tik tai vienas dalykas. Mano pirma kompanija, kurioje aš dalyvavau, tai man buvo 11 metų ir mes rinkome parašus, kad padėtumėm Lietuvai būti nepriklausomai. And I'm very proud of that, having done that. Ir aš labai didžiuojuosi, kad tą padariau. I'm the oldest member of this delegation. I'm 70 years old, and I met the TFP when I was 16 years old. That's like 54 years ago. Jis yra seniausias šitos delegacijos narys, jam dabar yra 70 metų, o jisai susipažino su TFP, kai jam buvo 16.
Of course, I had also the privilege of participating in this campaign for the freedom of Lithuania in 1990 also. Aš irgi turėjau tą malonę ir tą malonumą dalyvauti, kai mes rinkome parašus dėl Lietuvos nepriklausomybės tais metais. But answer your question, when I met TFP, I was a boy 16 years old, my family didn't understand why I joined the TFP. Bet atsakant į tavo klausimą, tai aš buvau 16 metų berniukas, kuris prisijungė prie TFP ir mano šeima nesuprato manęs, kodėl aš prisijungiu prie šitos organizacijos. 40 years later, my mother said me, Renato, you took the right way. Po 40 metų mano mama man pasakė, Renato, tu teisingai pasirinkai. Čia viskas. So myself was also like in a secondary school in Brazil. I had a friend, which his brother was a TFP member. Yeah. Kai jis buvo viduriniai mokyklai, jis Brazilijoje turėjo brolis, turėjo draugą, kuris buvo TFP narys. Since then, I never heard about TFP before. Haven't met any books or articles written by Professor Correia de Oliveira. And I actually did not know about TFP. Iki to laiko, sako, aš nieko nežinau apie šitą organizaciją, nežinau nei apie įkūrėjo rašytas knygas, nieko nebuvau girdėjęs. And as a goal of life, I would like to join the Brazilian army and have an average life as a Brazilian with a career, a wife, children, and not even good practicing religion at all. Because my family, although I was baptized, but belong to this group of non-practicing Catholic, unfortunately. Tai sako, tuo metu mano vienintelis noras ir troškimas buvo prisijungti prie Brazilijos armijos, turėti gerą karjerą, gerą gyvenimą. Ir mano šeima iš tikrųjų net nebuvo ta, kuri buvo labai praktikuojanti. Aš buvau pakrikštytas, taip, bet mano tėvai nebuvo tie, kurie eitų į bažnyčią arba melstus. And since then, I got some interest in Dr. Plinius' articles and books, and read more about his life and what he explained, his analysis of history. I consider myself again and make a new plan. Ir aš tuo metu pradėjau skaityti įkūrėjo knygas ir aš pradėjau iš naujo apmastyti, ką aš noriu daryti su savo gyvenimu. Knowing about this problem of lack of religious practicing, about socialism in modern life, I decided myself to forget it about my dream to become an officer and decide them to fight for their tradition, to join tradition, family and property. Ir perskaitęs, kad mūsų visuomeniai labai trūksta to tradicinio mokymo arba vadovavimuose tradicija, aš nusprendžiau palikti savo svajonę būti karininku nuošalyje. Ir nusprendžiau prisijungti prie TFP organizacijos ir ginti tą tradiciją. So I'll also try to keep this brief, but my story may be easier than the others because I grew up in a very Catholic family with 9 children. Aš pasistengsiu labai trumpai. Iš tikrųjų, mano istorija bus galbūt šiek tiek paprastesnė negu visų kitų. Aš iš tikrųjų užaugau labai katalikiškoj šeimoje su 9 vaikais. And the city in Louisiana where I grew up, which is Baton Rouge. Aš užaugau Louisianos mieste, Baton Rouge mieste. The church that we attended on Sunday was the same church that the TFP in Louisiana attended on Sunday. Tai ta bažnyčia, kurią mes sekmadieniais lankydavom su mano šeima, ir TFP nariai Louisianoje ją lankė. So even though my father knew that's what was best for me, and he introduced me to the gentleman and everything, I didn't want to do TFP for a number of years. Ir nors mano tėtis žinojo, kad tai yra man geriausia būti toje organizacijoje ir mane pristatė nariams ir taip toliau, aš prie tos organizacijos metus nenorėjau jungtis. Because as a child, I knew if I went with TFP was hard, it was not fun, and I had to dress well and behave. Kai vaikas aš žinojau, kad iš tikrųjų TFP buvo griežti, aš turėjau gerai elgtis, jeigu priklausyčiau tai organizacijai ir dar gražiai rengtis. Then eventually, when I was in high school, even though we were homeschooled, there were bad influences, and I didn't want to really be good. I wanted to be like everybody else in the world.
Ir aš lankiau vidurinę mokyklą ir šiaip viduriniai tikrai buvo blogų tų įtakų ir aš nenorėjau būti kaip tie TFP vyrukai ir prisijungiau prie tų, vidurinės draugų. But as a boy, I went to the TFP's summer camps for boys that Rodrigo mentioned earlier. And from there, I learned about our school in Pennsylvania called the St. Louis de Montfort Academy. Ir nors aš mokykloje nebendraudavau su jais, bet po to prisijungiau dalyvaudavau stovyklose ir tose stovyklose sužinojau apie St. Montfort akademiją. It's our boys' boarding school in Pennsylvania. Tai yra berniukų internatinė mokykla Pensilvanijoje. And it was the only way you can explain it was a grace. I decided to go to the boys' academy with my brother because I knew it was the right thing. Sako, tikrai, vienintelis būdas, kaip galiu paaiškinti, kodėl ėjau į tą akademiją mokytis, tai buvo tikrai viešpatės malonė ir mes su broliu važiavom ten mokytis. And after the boys' academy, I knew TFP was what I wanted to do, and so I joined full-time in 2017. Ir po tos TFP akademijos, po 2017 metais, aš tikrai nusprendžiau, kad aš noriu dalyvauti toje veikloje. And I would have been honored to participate in the campaign for the freedom of Lithuania, but I wasn't born. Man būtų buvusi didžiulė garbė dalyvauti toje kampanijoje dėl Lietuvos, bet tais metais aš dar nebuvau gimęs. Susidaro toks įspūdis, kad tikrai čia tokiems solidiems žmonėms šita organizacija, kuri lietuviškai skamba tradicija, šeima ir nuosavybė, santrumpa angliška TFP. Tai štai jūsų gražiai švarkais, su kaklaraiščiais, šviesus baltiniai, žodžiu, tokie respektabilus vyrukai, o jeigu neturi nuosavybės ir esi labai kuklus, kaip čia Lietuvoje kai kurie labai kukliai gyvena, ar gali toks žmogus priklausyti jūsų organizacijai? He says that, you guys look really great, you're dressed really well, you all look like really respectable, but in Lithuania many people live in difficult ways. We are not rich and we are more poorer country, yes? So he asks, is it possible for people who are of humble origins to be in your organization, to be part of your organization? Absolutely yes. We see ourselves not the rich people at all. At all. Although we seems to be dressed with properly, it's not expensive to be dressed properly in our times at all. You should have good prices of things to buy, and that's it. That's not the point. But also we have in our organization people from all sort of level. Yeah, all sort of level. Okay, jisai sako, kad jų organizacija gali priklausyti ir žmonės, kurie gyvena kukliai, ir jų organizacija yra taip tiesa, kad jie nusiperka drabužius, kurie yra gražus, bet tai nebūtinai labai brangus, ane? Ir visi žmonės iš visų socialinių grupių gali priklausyti šitai organizacijai. O kaip Lietuvoje reaguoja į jūsų veiklą? Tai jūs turbūt štai vyrai esate, bet o kaip moteris ar dalyvauja šito organizacijų? Aha. The people receive us here really with with warm, so to say, and I'm here for the 22nd time. Since 1999, I come here every year. One of the reasons for coming every year to Lithuania is the warmth with the TFP delegation is received here. Sako, kad jisai Lietuvoje jau 22 kartą ir kas jam nustebina, kad lietuviai juos pasitinka su didžiulė šiluma ir didžiulė meilė. Ir galbūt dėl to tie kartų jau atvažiavo nuo 99. And the people are very grateful for the campaign that TFP did in 1990 and supporting the Declaration of Independence. Ir žmonės iš tikrųjų yra labai dėkingi už tai, kad TFP parėmė mūsų šalies nepriklausomybę tais metais. But the methods of campaign of TFP, one of the methods, we do not just publish books and hold conferences and seminars, but also we take to the streets to speak to the common people in campaigns. And in Brazil, in South America, because of the influence of communism and the Communist Party and so on, many times we have been attacked violently in the streets. So we must be prepared to fight, really fight back in the streets against communists and so on. And because of that, when Professor Correia de Oliveira founded the TFP in 1960, he said, okay, this is
an action proper for youth, for young people, for men, but not for young ladies. So we have men supporters, TFP supporters, hundreds of supporters who are ladies, young ladies, but when we have to go to the streets, we have to you must have men and not young ladies. Okay. Jisai sako, kad iš tikrųjų jų organizacija turi daug metodų, kaip jie susibūrė ir kaip jie kviečia žmonės ir bendrauja su žmonėmis. Ir ne tiek konferencijos vyksta arba ne tik seminarai ir kitokios veiklos, bet kai jų organizacijos, kurie steigia kompaniją, jis matė, kad problemos buvo gatvėse, kai žmonės turėjo kovoti fiziniu būdu prieš komunizmo arba socializmo skleidėjus. Ir dėl šitos priežasties, šitos organizacijos nariai yra tik vyrai, nes gražios panelės negali išeiti į gatvę ir kovoti prieš socializmą. It's an ideological fight. Of course, we're not going this we will not take this to the streets in order to fight. No, we are going to the streets to distribute books and to speak with the people, not to fight. But many times we have been attacked violently, and because that is not proper for organization to have young ladies. Okay, jisai sako, kad iš tikrųjų, kad jie neina į gatvę muštis, mušti kitų žmonių, bet jie dalina knygas ir tai daugiau yra ideologinė kova, kur kovojama ideologiškai. Bet daug kartų, kadangi jie dalina tas knygas, jos buvo užpuolę ir mušę ir dėl to moterims tai nėra daryti saugu. If I can add one thing, so maybe it's helpful to see our campaigns. The American TFP has a YouTube channel that has 140,000 subscribers, and we're over 30 million views now, but it primarily records many of these protests or reparation rallies and campaigns that we do at university campuses in the United States. Jisai sako, aš dar norėčiau pridėti, kad jų organizacija turi YouTube kanalą, kuris yra TFP. Ten yra prisijungę virš 130,000 sekėjų, kurie seka tą kanalą ir yra gal 13 milijonų peržiūrų. Ir tam kanale iš tikrųjų yra daug renginių, kuriuos jie organizuoja universitetuose, universitetų miesteliuose, kuriuose yra galbūt, ne galbūt, bet kovojama arba kalbama apie tradiciją, manau. And the name of the channel is TFP Student Action. Ir kanalo pavadinimas yra TFP Student Action arba studentų veikla. You'll see we do pro-life promotion of pro-life values very much, and today we get attacked very much for that, for standing up for the unborn. And you'll see most of the videos are not, we have good discussions with people. And you look at the comments, and many people are convinced to change their views, if they're pro-abortion, for example. And then sometimes people are shocked by the almost the violent way in which the opponents come to us and insult us and spit on us even. So. Iš tikrųjų, jų kanale yra daug video, kuriuose jie kalba už gyvybę arba pasisako už gyvybę. Ir kas nutinka, kai žmonės pamato tos video, jie net turi tuos neigiamus nusistatymus, tarkim, kad moters kūnas yra jos nuosavybė ir jie gali daryti su juo, ką nori. Jie rašo, kad jie pakeitė savo nuomonę. Nes tie žmonės, kurie kalba už gyvybę, jie kalba ramiai, aiškina, o kita pusė, oponentų pusė, iš tikrųjų žiauriai atakuoja juos ir kalba piktai ir dažnai net ir spjauna ant jų arba elgiasi žiauriai. But I should mention though that even though sometimes it's scary to be going there, we get many students that thank us for standing up for those values of tradition, family, and property on their campus because they feel like they're alone. Iš tikrųjų, jis kalba apie tai, kad nors ir yra baisu eiti į universiteto miestelius ir kalbėti apie tas vertybės arba apie tos dalykus, pavyzdžiui, kaip negimusio vaiko svarba, po to daug studentų jiems dėkoja ir sako, kad dažnai kai pamato, nematydami jų, jie jaučiasi vieniši ir vieni.
kalbėjom apie moterų dalyvavimą, tai viena moteris jūs kelionėse lydi, tai yra švenčiausioji mergelė Marija, kurios skulptūrą jūs vežiojatės tose kelionėse. Kodėl? He says, well, we were speaking about women participating in your activities, and there is one woman who participates with you a lot, and this is a sculpture of Our Lady that you carry with you, and she's always with you, no? Absolutely. Yes. Everywhere we can. She's our boss. She's our boss. You bossy. She's our 12-star general. Kodėl? 12 žvaigždžių generolė. Why? Why do you have her? Because we need in this fight. So to say, we are fighting not only against the arrows of this century of these days, but we are fighting against the St. John said that, and against the powers of finsternis, of darkness. Powers of darkness. So in this, and when you are fighting the power of darkness, our strength is not enough for that. So we must have and receive the support of her, who is the Mother of God, who is the powerful, who is the Queen of heaven and earth. And we just believe that we are going to be successful in our action, not only in Lithuania, in France or in the United States, if you have the support of the Mother of God. Because we cannot do anything good without the grace. And Our Lady is the mediatrix. She's through her, she's the channel to her, pass all the grace that God gives to mankind. So without the help of grace, that give us strength to fight against our bad inclinations, bad temptations, and so on, and then fight against evil inside us. We can good and better fight the arrows outside us, in the world, in the families, in the world, in our countries. So it's indispensable the help and the support of Our Lady. Without her, it will be impossible for us to have any chance of victory. And we are certain that we are going to... I don't remember a lot. But tai labai svarbus dalykas jiems yra vežti su savimi mergelės Marijos skulptūrą, nes jie supranta, kad tik savo jėgomis arba dėl savęs pačių jie nieko negali pasiekti. Ir net ir Jonas, šventasis Jonas sakydavo, kad reikia kovoti prieš tas tamsiasias jėgas arba tamsybės, kurios yra ir juose pačiuose, ir aplinkui. Ir be mergelės Marijos, ir be jos paramos, arba be jos užtarimo, šitie žmonės nieko negalėtų padaryti. Ir jie yra jiems simbolis, o iš tikrųjų pagalba didelė jų kelionėse ir jos jie prašo užtarimo. Atsiprašau, kad išverčiu tiek, bet buvo labai gražu. Taip, tai čia judėjimas, tradicija, šeima, nuosavybė, kuris išplitęs yra visame pasaulyje. Laidoje dalyvauja žmonės atvykę iš Filipinų, Brazilijos, Jungtinių Amerikos valstijų. Kokie planai šios organizacijos toliau, ar Lietuvoje, ar pasaulyje, kokius keliate tikslus ir kokias turite svajones? You mean private plan for individuals or as a your general organization, I think. For the organization? Of course, as our organization by its very, very first name, Defend of Tradition, Family, Property, our goal is to keep fight against the heroes of our time. Yes, we are not fighting against the heroes of Lenin and Marxism from the 50s, 40s, and 60s. We need to fight against the heroes of today. Okay, jisai sako, kad iš tikrųjų organizacijos tikslai dabar nėra tie, kurie buvo 50-60 metais, kai buvo kovojama prieš klaidas, kurias padarė Stalinas arba Leninas. Yra kovojama prieš klaidas, kurios yra mūsų laikų šiuolaikinės. And not speak about other countries that are not engaged in the activities, but talking about France, the problems of France mostly in our times is about Islamization of the country. Ir problema, kalbant apie jo šalį, ypač kurioje jisai gyvena, tai yra islamizavimas Prancūzijos. Prancūzija yra tampa musulmoniška. So through peaceful means and very, very careful, we try to alert public opinion in France about the problem of Islam, radical Islam. Per taikias priemonės, taikiais būdais
Jie bando Prancūzijos visuomenę informuoti apie tai, kokią žalą kelia radikalus islamas. This is the problem of our time, and to do this, you need to insist of the practice of religion, Catholic faith. Ir tai yra rimta problema Prancūzijoje šiais laikais. Ir kaip šitą problemą spręsti, tai yra tikrai praktikuoti arba vadovautis katalikų tikėjimu savo gyvenime. We cannot fight Islam without Catholic Church. Mes negalime kovoti prieš islamą be katalikų bažnyčios. So we preach the importance of rosary, miraculous medal, devotion to Our Lady. Mes kalbame apie šventąjį rožančių ir medalikėlio, stebuklingo medalikėlio mergeliai Marijai nešiojama stebuklingojo medalikėlio. If I can mention, so in the United States, to give a concrete goal of something that we do every year now since 2007, we have held in October, the Saturday closest to the 13th of October, the anniversary of the miracle of the sun in Fatima. We ask Americans to go into the streets and public squares to say the rosary in public. Jie kiekvienais metais Amerikoje, nes jis sako, jūs klausėt konkrečius tikslus, kuriuos daro, tarkim, ta organizacija toje šalyje, tai jie stengiasi tą dieną arčiausiai spalio 13, kai mergelė Marija, kai įvyko tie stebuklingiai saulės pokyčiai Fatimoje, jie prašo narių ir šiaip žmonių eiti melstis rožinį viešose vietose Jungtinėse Amerikos valstijose. And since 2017, we've reached the number of 20,000 rosary rallies across the United States. Ir nuo 2017, manau, jie pasiekė, kad 20,000 grupių žmonių ėjo melstis rožinį įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų vietose. And just to mention also that one of the things the TFP does too is to try to show people the beauty of the Catholic faith very much. So we do that through music as well. So during the Rosary rallies, we'll play the Marian hymns. And Mr. John Paul Tomba here, for example, he plays the bagpipes. Okay. Tai sako, kad mes per savo tos maldos susirinkimus, susibūrimus, mes norim žmonėm parodyti katalikiško tikėjimo grožį. Ir tas katalikiško tikėjimo grožis irgi atskleidžiamas per muziką. Ir, pavyzdžiui, tos maldos metu, rožinio maldos metu Amerikoje, jie per garsiakalbius klausosi mergelės Marijos giesmių. Ir, pavyzdžiui, šis vaikinas, John Paul, jis puikiai groja dūdmaišiu. And he actually brought his bagpipes here, if you're interested in having him play it. Jisai atsinešė net savo dūdmaišį čia ir jis, jeigu norit, gali jums pagroti. Na, o sakykit, štai tarp jūsų yra daug jaunų žmonių ir ginančių tradiciją, šeimą, nuosavybę, o šiaip pasaulyje vis tiek krikščioniškas tikėjimas tarsi atrodo nebėra madingas ir tarp jaunų žmonių, ypač Europoje, krikščionybė nėra tokia populiari. Kaip reikėtų atgaivinti krikščionybę, atrasti jos tą grožį ir jėgą? To contrast maybe the difference, I do, Americans love to come to Europe, right? We come as tourists, right? But I think deep down we wouldn't come as tourists if we couldn't see the cathedrals, the beautiful cathedrals in Europe, the beautiful shrines to Our Lady and to our Lord that exist here from centuries of Catholic Christian civilization. Jis sako, kad iš tikrųjų amerikiečiai labai mėgsta atvykti į Europą ir jiems labai patinka būti Europoje, bet kodėl giliausias šaknis, kodėl jie čia atvyksta, tai pamatyti tas gražiasias katedras, kurios buvo pastatytos senaisiais laikais, pamatyti gražius pastatus, kurie yra susijęs su religija ir tai yra gražu. And it does sadden us when we see Europeans who are more who want to hear more about the modern society that we have, like in New York City, for example, the glamour and the cosmopolitan atmosphere. And right next door to them, they have these just
shockingly beautiful cathedrals, and they ignore it pretty much. And they, like you said, the Christianity is waning in Europe. Jis sako, kad jiems yra liūdna matyti europiečius, kurie atkeliauja į New Yorko miestą ir jie nori matyti būtent tos modernius pastatus arba tas modernes vietas. O mums kelia šoką tai, kad jie nepastebi tarsi šalia jų esančių gražių katedrų arba gražių senų pastatų ir tarsi tai parodo, kad krikščionybė grožis slopinamas arba slopsta. But I would probably defer maybe to Mr. Rodrigo, who works in France. But that's not to say that there are no Europeans who thirst and love the beauty of the Catholic faith and want to try and rekindle the fire of the faith in Europe. Jis sako, kad aš tikriausiai dabar žodį perduosiu Prancūzijoje dirbančiam Rodrigui, bet aš nenoriu pasakyti, kad Europoje nėra jaunų žmonių arba jaunimo, kuris matytų iš tikrųjų grožį krikščionybės, nes ar krikščioniško tikėjimo tikrai jų yra. Tik tai gal mes nepastebim. And I think maybe a symptom of how underlying the lack of interest in the faith, when Notre Dame Cathedral burned in Paris in 2019, there was a general shock, kind of a gasp, right? Yeah. That something of deep down in the European soul, especially in France, was hurt. Taip, jis sako ir kad iš tikrųjų tikėjimas yra svarbus, arba kad tai yra svarbi dalis, parodo tai, kaip degė Notre Dame mūsų Mergelės Marijos katedra Prancūzijoje. Ir žmonės iš tikrųjų giliai viduje buvo šokiruoti, kad toks svarbus pastatas dega, arba gali žlugti, arba jo gali nelikti. Tai parodo, kad tik žmonėm visgi svarbu ta senoji jų praeitis, religija. What? The campaign, maybe? Oh, yeah. So about this fire of the Notre Dame, our organization in France, we organized a petition asking the president of France, Emmanuel Macron, and the whole commission for the architecture of the cathedral to restore Notre Dame à l'identique. That means restore the cathedral as it was. Yeah, before the fire, you know? Jų organizacija pateikė Prancūzijos prezidentui prašymą, kad Notre Dame katedra Prancūzijoje būtų atstatyta taip, kaip buvo, tokia, kokia buvo, iki mažiausių detalių, viską išlaikant. And before, now it's clear that they're going to restore as it was. Dabar aišku, kad jie tikrai atstatys taip, kaip buvo, ačiū Dievui. But originally, there were an idea to organize an international competition to introduce plans, different layouts of possible plans for the roof of Notre Dame. Anksčiau buvo toks planas pabandyti sugalvoti, sukurti tarptautinę kažkokį kampaniją, kad stogą galėtų daryti bet kokia organizacija iš visos Europos. Just to mention one, so crazy it was, they introduced the idea to put a swimming pool in the roof of Notre Dame. Norėčiau paminėti tik vienintelę idėją. Ji buvo tikrai beprotiška. Jie norėjo ant šitos katedros viršaus padaryti baseiną. And answer your original question about the problem with young people practicing the faith. Ir atsakant į jūsų klausimą apie jaunus žmonės, kurie praktikuoja tikėjimą. I met during this campaign in Paris a young lady that was favorable to this idea, French lady, to build a swimming pool in Notre Dame Cathedral. Ir sako, aš iš tikrųjų Prancūzijoje, Paryžiuje sutikau jauną merginą, kuri teigiamai pasisakė už tą idėją pastatyti baseiną ant Mergelės Marijos katedros. What should we do with this youth from today? Should we give up or should we try again and again? Ir ką mes turėtumėm daryti su šito jaunimu šiandien? Ar mes turėtumėm pasiduoti, ar bandyti vėl ir vėl ir vėl? Of course, with God and Our Lady, everything is possible. Aišku, su Dievu ir Mergelė Marija prieš akį viskas įmanoma. And you have no right to give up. Ir mes neturim teisės pasiduoti.
Tai pabaigai, ką palinkėtumėt Lietuvos žmonėms, pas kuriuos atvykstate ir kuriems kelbėte žinią apie tradiciją, šeimą ir nuosavybę? I think Lithuania is a land which has received a special protection of Our Lady throughout the centuries. Šita šalis, mūsų šalis Lietuva, yra šalis, kuri gavo apsaugą nuo mergelės Marijos amžius. If you consider that Lithuania was the first European country which Our Lady appeared officially in the beginning of the 17th century, 1608. Tai Lietuva buvo, jūs žinot, kad Lietuva buvo pirmoji šalis, kur mergelė Marija pasirodė 1608. Although Lithuania has lived almost 200 years under the boot of the Russians, and then later on under the boot of the Soviet Union, Lithuania preserved its faith, its Catholic faith. Ir Lietuva nors 200 metų gyveno po Rusijos padu, tada dar po sovietinė valdžia, jūs sugebėjot išsaugoti savo katalikišką tikėjimą. And when we say Lithuania preserved its faith, Lithuania preserved its Christian roots. Galima pasakyti, kad Lietuva išsaugojo savo krikščionišką šaknis. So what we want for Lithuania is that these Christian roots must be vivid again, must give a big tree and bring about many fruits, not only for this country, but for the whole world. Because Lithuania, I remember in 1990 when you fought for your independence, it was really kind of a beacon, send rays of light to the whole world. We want to be free. We want to be a Catholic nation free from Soviet communism and so on. It was really... Tai jis sako, kad jūsų šalis turi tas krikščioniškas šaknis ir turi gražų kamieną. Ir yra gražus didelis medis, kuris turi krikščioniškas šaknis ir ji gali skelbti ir skelbia iš tikrųjų tą žinutę, nes kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tais metais jie sakė, mes norime būti laisvi nuo sovietų, mes norime būti krikščioniška šalimis ir mūsų šalis buvo tarsi vilties švyturys kitoms šalims, kad tai yra įmanoma ir kad tai yra galima. It was really for the whole world an example of courage and faith. A small nation facing this huge imperium, that's what the Soviet imperium, and this is out of your faith, out of your courage, because we're Christians, we're Catholics. So what we want for Lithuania to be faithful to his Christian roots. Tai sako, kad jūs tuo metu buvo ta šalis, kuris sakė, mes norim krikščionybės, mes norim būti su viltimi ir jūs rodė tą drąsą pasauliui. Ir ką mes, mūsų organizacija linkėtų Lietuvai arba norime palinkėti Lietuvai, yra tai, kad mūsų šalis išlaikytų krikščioniškas savo šaknis. It was really David and Goliath. Moment for Lithuania, right? Taip, tuo metu Lietuvai buvo tarsi Dovydo ir Galijoto kova, tas nepriklausomybės paskelbimas, ne? Taip, yes, it was. I made my words, Mr. Renato, and I wish for the Catholics Lithuanian that keep doing the good fight and pray, mostly penance, amendment of life, that and trust in God that with Him and His Holy Mother, everything is possible, I'm sure. Sako, mano žodžius pasakė Renato, jau viską pasakė jisai, bet ką aš pasakyčiau lietuvių tautai, tai kad išlaikytų savo krikščionišką šaknis, kad melstusi, kad atsiteistų ir taip šitą. Well, just remembering that, talking about Our Lady intervening, if we want Our Lady to intervene, she only will if we prove that we deserve it, her intervention. Sako, ir kalbant apie tai, jeigu mes norim, kad mūsų užtartų mergelė Marija, mes turim jos prašyti ir jinai užtars, bet tik tada užtars, jeigu mes įrodysim jai, kad esame verti jos užtarimo. Tai kągi dėkojam mėlyms svečiams atvykusiems čia iš užsienio, iš Filipinų, Brazilijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Prancūzijos, kurie priklauso tarptautiniai katalikiškai organizacijai
tradicija, šeima ir nuosavybė. Šios svečius suprasti padėjo Gabija Karpauskaitė, jos kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti. Ačiū. God bless you. God bless you. Thank you.